Spausk mygtuką subscribe ir pirmoji gauk galimybę išvysti visus mano video blogus. Kurkime makiažo receptus kartu. Šiandien kalbėsime apie vieną iš kontūravimo būdų – strobingo techniką. Strobingo technika pasižymi veido centrinės dalies šviesinimu, suteikiant veidui skaistų ir gaivų efektą. Visų pirma, pasidenkite veidą su baze bei kreminė pudra. Veido odą denkite plonų sluoksnių, apeidami paakių zoną. Norint išgauti strobingo technikos efektą, svarbiausia nenušviesinti veido odos su kreminė pudra. Pasidengus tolygiai kreminė pudra visą odą, keliaujame prie paakių ir visos centrinės dalies šviesinimo. Šiame etape mums prireiks paakių maskuoklio. Taigi klaidos ir taisyklės šiame etape. Paakių maskuoklį turėtumėt pasirinkti šiek tiek šviesesnį negu jūsų odos atspalvis. Jeigu paakių maskuoklis bus tamsesnis, efekto nesimatys. Šviesinant paakių zoną labai svarbu atitaikyti formą pagal jūsų veidą. Kaip pavyzdys, šis veidas yra šiek tiek turintis pailgumo, todėl jam labai svarbu horizontaliai šviesinti paakius. Jeigu veidas būtų netoks pailgas, galėtume šviesinti trikampio formą. Nepamirškite, kad šviesiname ne tik paakių zoną, bet ir centrinę kaktos dalį, nosies dalį bei smakro dalį. Jeigu jūsų kakta arba smakras yra iškilęs, patarčiau šių vietų nešviesinti. Kepinėlės pagalba įtapšnojame produktą, tačiau nekeičiame sukurtos formos. Nepamirškite paakių maskuoklį pasirinkti tokį, kuris turi atspindinčias dalelės. Sekantis etapas – skysto highlighterio panaudojimas. Pirštų pagalba ant skruostikaulio 2 pirštų zonoje dengiu highlighterį. Nepamirškite su tuo pačiu produktu padengti šiek tiek centrinę nosies dalį. Tuo pačiu produktu galime pasinaudoti ir virš antakio. Jeigu norite suteikti lūpom putlumą, viršutinę kupidono dalį taip pat padengiame šiuo produktu. Dažniausiai pasitaikanti klaida, kai riebios odos savininkės naudoja šią techniką. Riebiodėm šios technikos siūlyčiau atsisakyti. Sekantis etapas – veido odos fiksavimas. Dažniausiai pasikartojanti klaida, kad fiksuojame visą odos paviršių. Galime fiksuoti tik tose zonose, kuriuose nenaudojame highlighterio produkto. Tiek taisyklių apie veido odos strobingo techniką, o kitus etapus atlikite pagal savo poreikius. Ši technika bus tinkama tiek dienos metu, tiek vakaro metu, o ypatingai, kai artėja saulėtos dienos.